Sveiki visi. Na ką, šį kartą sveikinu su jumis iš Kintų, iš 20 sektoriaus. Pats atvykau čia pirmą kartą, tai visą laiką įdomu išbandyti naują vietą, naują telkinį. Atvykau jau vakar vakare, tačiau nusprendžiau vlogą pradėti nuo šiandien ryto, kadangi ruduo greitai temsta, tai nelabai būčiau spėjęs jums kažką įdomaus parodyti. Na, bet mane patikino, kad tikrai šitam telkinį turėtų būti daug veiksmo, daug gražių išvažiavimų. Tai manau, nieko tikrai blogo, kad tą vakar naktį tiesiog nukirpom. Na, šiam momentui jau esu pasijaukinęs tašką, užsimetęs meškeres, taigi laukiu to pirmojo gražaus karpio išvažiavimo. Kadangi veiksmo nėra, tai galim pašnekėti ir apie šeriminę bazę. Tai šį kartą pasirinkau naudoti Genesio ir Poseidono tirpukus, na bent jau dienos metu. Taipogi su saiku naudoju tigrinį riešutą bei dinamito sorso ir halibuto įvairaus diametro peletes. Boilių nekrašinu, kadangi, kaip gamintojas sako, jie jau pradeda irti po 30 minučių, tai, kaip suprantu, mažų dalelių vandenyje ir taip turėtų užtekti. Spominsiu maždaug kas 2 valandas po 7-8 pombas, tai vis įmesiu naujo jauko į tašką, kad visą laiką būtų šviežių boilių, šviežio pašaro. Tai nieko nelaukiu, na ir einu ruošti pašarą naujam jaukinimui. Turim pirmą kibimą. Pagaliau pasišėriau. Na ir galima sakyti, už kokių 15 minučių iš karto gavau kibimą. Na, norėtųsi ištraukti, pasimatyti su ta žuvim. Duoda šiek tiek ir smūgių. Na, bet nebus didžiausias egzempliorius. Ai, atitrūko. Eik tu savo. Kaip gaila. Na nieko. Stengsimės ir toliau. Sudirbo tirpukas. 4 valandas dienos. Pagaliau žuvis atėjo į tašką, tai reikia pasistengti čia ir išlaikyti. Reikia padirbėti dar šiek tiek. Žinoma, gaila, kad nepavyko jas ištraukti. Na, bet ko gero tai ne paskutinis karpis ar amūras šitam taške. Nuotaikos nesugadino, dirbam toliau. Na tai ką, atsidaryt pavyko. Išvažiavo. Na, išvažiavimo turbūt nepavadinsi, kaip ir visus kibimus šiandien patirtus. Gražus amūriukas, nedidelis, kovos daug nebuvo. Na, bet Kintuose, kaip ir sakiau, esu pirmą kartą.
Tai atsidaryti pavyko. Tai labai dėl to džiaugiuosi. Aš jums jį parodysiu. Nedidukas visiškai. Oi. Energijos pilnas duodasi čia. Tam matė. Eikti savo. Na štai. Koks gražus. Tarp kitko, pirmas amūras šį sezoną. Dar neteko pagauti niekur kitur. Na, tai visai simboliška. Ant paskutinių žvybų pagauti būtent jį. Štai. Koks fainas, gražus. Ką, pasversim ir paleisim atgal. Labai daug energijos turi. Sumaiš rodo 6,4. Na, tai sakyčiau bus 5 kilogramų amūras. Ką, einam paleisti. Na, tai šitame gražiame fone ir norėčiau pabaigti savo video vlogą iš Kintų. Turėjau likti dar nakčiai, tačiau šiek tiek reikalai pasikeitė, tenka grįžti šiandien namo. Na, labai džiaugiuosi, kad išvažiavo tas amūras, pavyko atsidaryti. Iš Kintų tuščiomis neišvažiuoju. Pagavau vieną didelį karšį ir vieną amūrą. Turėjau apskritai kokius 4-5 kibimus. Visi buvo labai atsargus tokie. Na ir tikrai esu laimingas, kad tas paskutinis pasikirto gražiai apatinę lūpą ir pavyko jį įsitraukti. Su kintais sunku atsisveikinti. Jaučiau, kad dar netradau čia nei taškų, kur žvejot, nei kaip tiksliai šert. Tai, na, bus uždavinys kitam kartui labiau pasidomėti, gauti informacijos. Na, o kalbant apie mano video vlogus, tai tikiuosi dar žiemos sezonui neatsisveikinam. Labai norėčiau išleisti dar vieną vlogą, tokį kaip užsidarimo. Tai sekit mane Instagrame, Facebook'e, prenumeruokit YouTube kanalą. Na ir pasimatom galbūt visai neužilgo. Nurim. Na, dėl šito laimikio šitas ežeras ir yra mano mylimiausias. Niekada negali žinoti, kas užkips. Ar šamas, ar karpis, ar amūras didžiulis. Galbūt bus didžiausia sesijos žuvis kol kas. Gal ir ne.